Aš esu Karolis Akutis. Nuo pat vaikystės jaučiau, kad Dievas yra šalia manęs. Ne kaip idėja ar taisyklė, bet kaip draugas, kuris lydi kiekvieną dieną. Iš visų būdų jį sutikti labiausiai mane traukė Eucharistija. Visada sakydavau, kad Eucharistija yra mano autostrada į dangų, tiesiausias kelias, kuriuo galiu keliauti į Dievo širdį. Kai man buvo 11, pradėjau galvoti, jei Eucharistija yra toks didelis stebuklas, kodėl tiek mažai žmonių tai supranta? Kodėl tiek daug krikščionių nežino, kad Dievas tikrai mumis dalijasi savo kūnu ir krauju? Ir tada manyje gimė mintis. Paprasta, bet stipri. Noriu parodyti pasauliui, kad Dievas yra gyvas. Aš mėgau kompiuterius. Programavimas, dizainas, internetas – tai buvo mano žaidimų aikštelė. Taigi nusprendžiau šiuolaikiniu būdu papasakoti apie Eucharistijos stebuklus. Kūriau svetainę, rinkau informaciją, tikrinau faktus, dėliojau nuotraukas ir liudijimus. Kartais dirbdavau iki vėlumos, bet nesijaučiau pavargęs, jaučiau, kad tai Dievo darbas, kurį man patikėjo. Mano tikslas nebuvo padaryti kažką įspūdingo ar įrodyti, kad esu gabus. Norėjau tik vieno, kad žmonės suprastų, jog Jėzus yra čia, taip arti, kad galima jį sutikti kiekvieną dieną. Jei bent vienas žmogus atrastų iš naujo Eucharistiją, mano pastangos būtų pasiteisinusios. Kai projektą baigiau, net neįsivaizdavau, kas nutiks vėliau. Mano sukurta paroda išplito po visą pasaulį. Žmonės lankė ją bažnyčiose, parodų salėse, mokyklose. Aš tuo metu jau buvau pas Dievą, bet mano darbas tęsė savo misiją. Ir man tai atrodo gražiausias dalykas, kad Dievas gali panaudoti net paprastą paauglį su kompiuteriu, kad palytėtų milijonus širdžių. Jei dabar žiūri šį filmuką, noriu tau pasakyti, šventumas nėra nuotolis. Jis prasideda čia ir dabar, tavo kasdienybėje. Nereikia ypatingų galių ar talentų. Užtenka atverti širdį ir leisti Dievui veikti per tai, ką turi ir kas tu esi. Eucharistijoje jis laukia tavęs. Ir jūs abu kartu galite nuveikti daug daugiau, nei pats įsivaizduoji.